Aš ir sakau, liauksminai, chemija yra chemija, bet yra ir netradicinių priemonių. Kasdien kartokite, neliesk manęs fimozę, diarėją ir endometriozę. Au, teisūti, geras tu gydytojas. Rūpestingas. Alio? Sveikinu. Jau, tai Aleksiūnas sūnų turi. O kuris tas Aleksiūnas, tas kur Bendakiu ar kur su Leksusu? Ne, administratorius, kur buvo prisėdęs, atsimeni. Taigi jis pedikas. Pats tu pedikas. Kupstas, kolega mano. Jo, mirties šypsena. Kuo būt? Kokio ryžo? Ai, krikšto tėvų. Nu, nesupras manęs klaidingai, bet aš tam ne pats tinkamiausias variantas. Aš galiu būti asmeninis gydytojas. Tu Edgaro paprašyk, aš jam nesakysiu, kad tu pirmą man skambinai. Dar kart sveikinu, iki. Be reikalo atsisakei, dabar susiparins. Nieko tu nesupranti, teisūti. Būti krikšto tėvu tai didelė atsakomybė. Bet to ašgi tavo dukros krikšto tėvas būsiu. Aš turiu susikoncentruoti vienas pareigas. Jo, teisingai, jo. Teisūti, mums reikia rimtai apsitart, kas bus krikštatėviai. Tai ką čia tartis? Tu renki krikštamotę, aš krikštatėvį. Bet kas tik nori, tik negaulė. Čia dabar kodėl? O todėl, kad jis yra nerimtas, neatsakingas ir jis tikrai nieko gero neišmokys. Aš nenoriu. Mes su juo lyg ir susitarėm. Tai prieš tariantį su manim reikia pasitart. Gaulė krikštatėvių nebus. Diskusija baigta. Nu, blemba, Elvyra, nu. Oi, atau. Kas? Oi. Tu tik nesijaudink. Aš viską supratau. Tu tik nesijaudink, gerai? Žodžiu, matai, čia toks dalykas. Koks dalykas? Tikiuosi, aš būsiu krikšto tėvas. Nu, mes dar kaip ir galvojam. Apie ką? Tu ką, nenori, kad aš būčiau krikšto tėvas? Noriu, tai kodėl nenoriu? Aišku, kad noriu, bet nu neaišku, kaip ten dar viskas bus. Gal mes iš vis nekrikštysim. Teisūti, mesgi susitarėm. Aš tavo vaiko krikšto tėvas, tu mano. Bus kietai. Nu, taip, kietai, bet... Kas bet? Kas? Aišku. Einam dirbti. Kaip tau vištos galva trenkia tokia mintis paskirti Eufiliną, esant širdies nepakankamumui? Jis dar... Kas jis dar? Tu aš tau kaip surimuosiu. Keliausi, gražuolė, į Lavoninę. Sudarysi kiekvieno tenykščio paciento gydymo planą, nurodydama metus, kuriais jį reikėjo pradėti vykdyti. Lavoninę? Į Lavoninę. Tau ką patinka, kaip aš tą žodį tariu? Į Lavoninę, į Lavoninę, į Lavoninę. Ten tylu, ramu, šiek tiek šalta, svajinga, atmosfera tokia neprikaištinga. Svarbiausia, kad tu ten niekam nepakenksi. Į Lavoninę, tai į Lavoninę, ne, aš galiu. Aišku, gali. Aš negaliu ten eiti. Kodėl? Aš bijau. Kaip, tu juk baigai mediciną. Šiaip šitą fobiją paprastai praeina pirmame kurse. O man nepraėjo, blemba, ką daryt? O tai kaip tu išlaikai anatomiją, pat anatomiją ir teismo mediciną? Sunkiai. Tai gal reikėjo Naudžiūnui pasakyti? Tu ką juokauji? Taigi tada jis mane ten visada siūstų. Kiek? 3 savaitės? Jaunuoliai, man pačiam netiek daug beliko. Tad aš galėčiau vėjai švaistyti savo likusį laiką. Nieko nepadarysi, su stenokardija reikia gulėti 3 savaitės. Ir nesijaudinti, nes teks ir 4. Daktarė, aš esu smuiko mokytoja. Aš turiu daugybę mokinių. Jeigu aš dabar jos paliksiu likimo valiai, jiegi viską pamiršiu. Finansiškai, man aišku, būtų irgi labai nustolinga. Jiegi ima už valandas. Nieko nepadarysi. Tu kaip nieko nepadarysi? Na, negi negalima surasti kažkokios išeities. Na, kodėl negalėtų mano mylimi mokiniai, pavyzdžiui, ateiti pas mane čia, į mano palatą, aplankyti su savo mažyčiais smulkeliais, jeigu niekas net nepastebėtų. Ašgi turiu atskirą palatą. Mes niekam netrukdytume. Aš nesuprantu, kame problema. Klinikos taisyklės to neleidžia. Čia yra rimta įstaiga, o ne kokia nors jūsų ten tralelė. Čia ligoninė. Beje, o kiek imat už valandą? 50 eurų. Beje, nuo šitos sumos, kaip jums, jaunam gydytojui paremti, galėčiau skirti 10%. 50%. Jūs čia juokaujat? 15. Ir tai tik iš pagarbos jums. 50 iš pagarbos smuiko muzikai. Klausykit, jeigu jūs negerbėt mano amato, jūs nesuprantat meno, tai pagerbkit bent mano senatvę. Ašgi turiu anūkų, man jos reikia išmaitinti. Aš sergu. Man scenokardija, mane galima jaudintis. 25. O aš turiu neščią žmoną, skolų ir pusę mėnesių iki atlyginimo. 50. Sunku su jumis sutarti. Betgi susitarėm. Brangiasias nenoromas, kad jūs žinotumėt, pas kokį didelį žmogų gyvenat. Sveiki, daktarė Viktorai. Konjako turit? Labas, Gaulė. Aš džiaugiuosi, kad mano baras populiariausias ligoninėje, bet už ačiū niekas neįpila. Kas atsitiko? Išdavė mane.
Prašyčiau nuo pradžių. Įsivaizduojat, koks gaidys. Draugas vadinasi. Taip gali būti geriausio draugo vaiko krikštatėviu. Tai vyriškos draugystės kvintesencija. Taip, kad aš manau, kad tu, Kupstui, Gaulė, tiesiog patogus pažįstamas. Čia jūs mane taip guodžiat. Ne, aš neguodžiu, aš tiesiog mėgaujuos stebėdamas, kaip tu kankiniestis nevilties praraja. Jo, jūs kitaip ir negalėtumėt. Naudžiūnas tai vis tiek jūs pasirinko savo vaiko krikštatėviu. O, tu žinai, mes apie tai dar net nešnekėjom, nes matyti ir nėra apie ką šnekėti. Bet žinai, dėl viso pikto paskambinsiu Rimai. Sveikas, Rimai. Klausau tavęs, kailinė Venera. Nu, sakyk, o kas bus vaiko krikštatėviu? Kokio vaikelio? Mano vaikelio. Rimai, tu jau galvojai, kas bus mūsų vaikelio krikštatėvis? Yra tėlė, sėdi savo ramiai namie, sklaidai ir skaitai gausybę žurnalų apie kūdikėlių ir lėliukų gyvenimus. Aš ramiai savo žaidžiu kompiuterinį žaidimą. Kaip tai yra tarpusavyje susiję? Aš tau noriu priminti, Rimai, kad aš 9 mėnesį esu nėščia ir viskas su tuo susiję. Krikštatėvis gali būti bet kas, Rimai, išskyrus Paplavskį. Nu čia dabar kas? Jisai vienintelis kandidatas? Kitų aš neturiu. Rimai, Viktoras Hugo Paplavskis yra geras žmogus, įdomus pašnekovas, bet aš nenoriu, kad krikštatėvis turėtų tokį įdų rinkinį. Gerai. Kas gerai? Tada sanitaras Petras, jis turi vienintelę įdą, krapšto nosį. Paplavskis yra geriausias mano draugas. Vienintelis geriausias mano draugas. Tu pagalvoji, kad čia yra diskusija? Anaip tol. Paplavskis nebus krikštatėvis. Jeigu reikia, aš jį galiu išmesti iš darbo, o jeigu reikės nužudyti ir nužudysiu. Tai nužudyk. Ir jį nužudyk, ir mane nužudyk, ir pati nusižudyk. Hugo, tu gali būti krikštatėviu? Tugi netikintis. Visų pirma, aš tavo geriausias draugas. Nu žinoma, Hugo, tu mano geriausias draugas, bet aš apie tai dar negalvojau. Aš nežinau iš vis, ar verta, ar reikia krikštyti. Būtina Naudžiūna ir krikštatėvė turi būti aš. Ištark tai! Oho. Hugo, klausyk, pasikalbėsim vėliau. Čia pas mane ekstra atvejis. Koks ekstra atvejis? Naudžiūnai! Telefonas išjungtas arba už ryšio zonos ribų. Pyp. Kas bus vaiko krikštatėvis? Atsakyk nedelsiant! Buvo draugas ir draugo nėra. Dabar galime pradėti gerti. Tai ką mes čia iki šiol darėm? Gurkšnoju. O kodėl tu nelavoniniai? Nes aš bijau. O tu Naudžiūno nebijai? Tai va aš sėdžiu ir galvoju, ko aš labiau bijau. Smetonaitė, tu dar čia? Ką tu čia veiki? Tai aš pavalgyti atėjau, pabaigsiu ir eisiu atgal. Oho, kaip kietai. Tau ten net apetitas nedingo. Tu tikras monstras. Matai, svarbiausia neparodyti, kad bijai. Ir patikėk, lavoninėje daug paprasčiau nei su Naudžiūnu. Aš žinau, kad tai kvaila, bet aš kai tik pagalvoju apie lavoną, man iš karto, aš nežinau, šiurpas eina. Nusiramink, tau tik reikia nusiteikti ir aš tau tai padėsiu, okei? Kas yra lavonas? Tai tik apklotas, negyvas, be jokios gyvybės. Kaulai, raumenys, raiščiai, viduriai ir truputį skysčių. Piteri, baik. Suprask. Tai tik pakuotė. Protingai būtybė skirtas konteineris, kuris savo darbą atidirbo ir tapo nebereikalingas. O lavoninėje juos atveria, kad pažiūrėtų, kas sugedo. Mirusio žmogaus kūnas tai tik amino rūgščių dariniai, kurie jau pradėjo irti veikiami lizuojančių fermentų. Ir viso labo tai tik tai organų rinkinys. Gurkšnojimas sunkiomis gyvenimo akimirkomis yra nuostabus adaptacinis lietuviškos psichikos mechanizmas. Antras dalykas pasaulyje po sekso. Puikus tostas. Tikrai taip. Paplavski, kas čia per isterikos telefonu ir kas čia per gurkšnojimas? Alkoholizmas? Vidury baltos dienos! Gerbiamas Naudžiūnai, prašau iš kabineto išeiti lauk, nes jūs man nesate draugas ir aš su jumis nebesikalbu. Ach, šitaip. O tu velniukšti, ką čia darai? O aš čia nesikalbu su Kupstu, jis man irgi nebedraugas. Vadinasi, abudu davė tylos įžadus. Drąsus žingsnis. Na kągi, turite 10 sekundžių pasiaiškinti, kame reikalas, nes jūsų drąsos eleksyras tuoj pat ištikš štai į tą sieną. Tu dar čia grasini. Tu!
Atėjęs į mano kabinetą grasini tas, kuris atėmė iš manęs man priklausančią teisę būti tavo vaiko krikštatėviu. Taip, o iš manęs kupstas atimė. Taip, kad netrukdykit vedėjo mums čia abiems draugelių dėt. Aš pasiemu laisvadienį arba skirkit pravaikštą. Oho, suprantu. Pagerkit. Kupstautai, atsakyk man, bičiulį, vieną klausimą. Aš buvau pas ligonį, va ligos istorija, va mėginiai tyrimam. Aš ne apie tai, baily. Kodėl tu Gaulės nenori krikštatėvių imti? Kodėl nenoriu? Aš atvirkščiai noriu, Elvyra nenori. Aha, taip ir maniau. O kodėl tu Gauliai to nepasakei? Kaip pasakyt? Atrodys, kad Boba man vadovauja, dar tokių svarbių reikalų. Aha, maniškiai irgi fakelas užpakalį. Gerai, kad tau pasisekė. Kodėl? Todėl, kad tu turi mane. O aš turiu planą, kaip mums nugalėti šitą moterišką diktatūrą. Ką darysim? Tu, kupstai, dirbsi. Beik į laboratoriją. Žiūrėk, nieko pakeliu neišlaistyk. Ko mes ten baigėm praeisį kartą? Liudvikas van Bethovenas, šuniukas. Pabandom. Sigutė, kas taip groja? Kur ekspresija? Liudvikas van Bethovenas buvo labai ekspresyvus žmogus. Vibrato. Jauti? Bandyk. Kupstai, tu ką išprotėjai? Čia yra ligoninė, čia nėra filharmonija. Kas tau yra? Tegul groja, taigi turi atskirą palatą. O be to muzika labai sveika, todėl aš ir leidau. Žinai, ką man nusispjaut, kad tu leidai man ir iš viršaus ir apačios jau skambino. Kūdikiai akušeriniam klykia. Ligoniams spaudimas kyla. Žygiuoji ir nutrauki šitą pageidavimų koncertą. Nedadarytas. Ne, maniškė, tai taip nesispardo ir tik ramiai ištiesia kojytę ir Todėl, kad pas tave mergaitė. O aš kaip būgnas nuolat mušama. Su Alvydu lygiai taip pat buvo man. Pagrandukų šeimininkės abidvi vietoj. Dabar nustokit glamonėti savo pilvukų gyventojus ir atsakykite man į keletą klausimų. Naudžiūnai, ko tu nori? Burneika, kodėl tu nenori, kad vaikelio krikšto tėvas būtų Hugo? O todėl, kad jis neatsakingas alkoholikas. Gerai priimta. Kodėl tu, Elvyrutė, nenori, kad Gaulė būtų jūsų vaikelio krikštatėvis? Tu ką? Prieš Gaulę? Kodėl, Elvyra? Todėl, kad jis irgi nerimtas ir neatsakingas, dar ne alkoholikas, bet juda tą kryptim. Labai atsiprašau, Elvyra, tarp mano sūnaus ir Paplavskio yra labai didelis skirtumas. Neįsismarkaukit. Rankas ant pilvukų. Ir išklausykite pamokančią istoriją. Tai atsitiko apytiksliai prieš 20 metų. Viename kabake sėdėjom aš, mano draugas Paplavskis ir viena neščia moteriškė. Taip jau kvailai susiklostė aplinkybės, kad ji buvo mano žmona. Linutė, aukselį, brangioji. Hugo yra mano pats geriausias draugas. Ir jis yra vienintelis ir paskutinis pretendentas tapti mūsų pirmagimio krikštatėviu. Atleisk, Rimai, bet tas tavo draugas nerimtas ir nepatikimas. Aš nemanau, kad jis galėtų išmokyti mūsų vaiko ko nors gero. Jis dar ir alkoholikas. Hugo, togi negeri. Koks dabar skirtumas, Rimutė? Tada aš paklausiau savo žmonos ir nesuteikiau Paplavskiui šanso. Jis pasiliko mano draugu, išdidžiai pasiliko, bet iš didžių visuomenės narių jam nepavyko tapti. Pala, tu nori pasakyti, kad dėl to Paplavskis pradėjo gerti? Negali žinot, Viktoriukas juk išdidus. Jis tada pasakė, kad jam nusispjaut. Ir dabar apsimeta abejingų cinikų, bet iš tikrųjų nežinia, koks jis viduje. Jeigu tada aš jį tik pastumėjau nuo skardžio, tai dabar mes abu galim jį paprasčiausiai užkast po žemę. Palaukit, tai čia kaip susijęs su teisučiu? Susitaikyk, mergyt. Gaulė yra jūsų šeimos asmeninis Paplavskis. Ir galbūt šiandien sprendžiamas būtent jo likimas. Gyvenimas ne butelis konjako, jis daug blogesnis. Kai draugas neduoda tau tokio menkniekio kaip krikštatėvio pareigos, sudėlioja prioritetus, parodo galimybės ir viską atskleidžia. Nėra jame nei muzikos, nei draugystės, nei meilės, nei Morrisono. Tuščia. Yra tik
Konjakas. Jis visko matas. Jūs suprantat, ką darot? Viena neleidžia man ištaisyti mano jaunystės klaidos, o kita lipa ant to paties grėblio. Ir kaip man toliau gyventi? Rankas nuo pilvukų! Indra, kaip tau Aš negėda? negaliu ten eiti, bijau. Tu, daktarė, tu gali bijoti bet ko kito. Vorų, tamsos, teroristų, bet tu negali bijoti lavonų. Tu turi atsikratyti šitą kvailą baimę. Eik, lavoninė. Bet jie ten guli sustingę šalti, aš negaliu. Būtent todėl jie ir nesikandžia, susikaup. Ne, negaliu. Nugalėk savo negaliu. And now listen. Arba tu nueini į lavoninę, arba aš nueinu į duodu tave naudžiūną ir tu vis tiek tam turėsi nueiti tik visai kitaip. Kaip apsižliumbusi bailė. Čia šantažas. Taip, suprask, vailutė. Jeigu sužinos naudžiūnas, tave paliks visai parai. Eik. Gerai, Peteri, tada einam su manim. Ne, tu turi eiti viena. Einu. Irgi gera. Tarsi viena bijotų lavonų. Negalima šitaip, jaunuolė. Mes kai susitarėm. Bet to ir finansiškai jūs labai nukentėsit. Ką aš galiu padaryti? Pasiskus vedėjui, tada iš vis ragai. A kur jūsų išmonė? Jūs buvot labai išmoningas, kai dėrėjotės dėl procentų. Tai kur jinai dabar? Tai pasitelkite išmonę. Čiagi tokios patalpos. Negi čia neatsiras kažkokio mažyčio kambariuko, kažkokio užkabarėlio, kur galima būtų ramiai su mergaitė pasmuikot. Yra viena vietelė. Numatot? Tokia specifinė. Tai smuikas irgi specifinis instrumentas. Ten jums tikrai nieks netrukdys. Ačiū. Na, žinot, jaunuolė, aš nesitikėjau šitą iš jūsų. Bet užtat kaip ramu. Prie visos pagarbos jums šitą vietą neverta net 10%. 25. Užsimerk, Sigutė. Einam, ten yra atskiras kambarėlis. Tvarkiai. O kodėl čia taip šalta? Tu negalvok apie šaltį, Sigutė. Tu galvok apie muziką. Muziką. Čia labai gera akustika. O, aš pasiruošęs, pradėk. Ne, tokių dalykų negalima atleisti ne už ką. Mes paprasčiausiai turim dabar nueiti ir duoti jiems į snukį. Puikiai mintis, vat išgersim ir Po delnių, kas čia vyksta? O, pats žvėris pas medžiotoją atėjo naudžiūnai. Pasilenk truputį, kad galėčiau neatsistojęs tave pasiekti. Nurimk, labai prašau, Paplavskiai, įvyko nesusipratimas. Ir teisutis Rimas nori, kad jūs būtumėt krikšto tėvai. Čia mes su Elvyra sujaukėm protą, atleiskit mum. Čia tik dėl to, kad mes laukiamės, suprantat? Taip. Supratau. Antrą kartą tos klaidos nekartosim. Viktorai, tu būsi mūsų vaiko krikšto tėvas. O tu mūsų? Su viena sąlyga, Paplavski, tu eisi į anoniminius alkoholikus, o tu šlikštinė, dar kartą tave tokį pamatysiu. Užsikoduosi tada. Gana. Viskas, pelytės, gana. Privaloma programa baigėsi, o laisvoji atidedama neribotam laikui. Juk iš čia štiš, gausi traukintų agurkėlių. Man atrodo, tą progą reikia išgerti. Aš irgi noriu agurkėlių. Švelniau. Į per pusę perpilsi. Čia kažkokia laidotuvių kakofonija. Nežinau, laidotuvių maršas. Rėmuliui, teks aš jau atsigavau. Ačiū ką, buvo Jūratės iniciatyva? Tai žinoma, kienogi dar. Šitasgi asilas tai aš dar suprantu, bet tu, kaip tu gali? Atleis, kaltas. Aš tik va vieno dalyko nesuprantu. Kodėl Jūratė kalbėjo apie antrą kalbą? O kada buvo pirmas? Pirmas kartas, brangusis, buvo tada, kai mano pirmoji žmona uždraudė tau būti mūsų Alisos krikštatėviu dėl to, kad žiauriai pradėjai gerti. Prisimeni? Tai buvo daugiau nei prieš 20 metų. Niekaip neprisimenu kažkaip. Bet palauk. Alisos jūsgi nekrikštijote, jinai kažkaip pati paskui kažkaip... Koks skirtumas nesigilė? Ne, palatų, jai pamelavai, o aš noriu tai pasiekti garbingų kelių. Garbingų kelių tu labai greitai pasieksi narkologinį. O džiaugiesi, džiaugiesi. Nu, o kodėl laimingas džiaugiuosi? Gal sakau atšvęski? Aš tau atšvęsiu. Gana. Kupstai.
Pasakyk man, kiek kartų tau reikės susimauti, kad suprastum, kad verslas ne tau, kad nustotum bandyti pasipelnyti. Galų gale Pavlovo šuneliai ir tie greičiau susigaudydavo. Bet tu turi talentą šveisti tūlikus. Užuomina, supratai? O dabar tu plunksnuota stebuklė. Kodėl tu man nepasakei, kad negyvėlių bijai? Nu kaip tu iš visus tokia sužalota psichika, baigei medicinos įstaigą? Tu gal parduotuvėje, mėsos skyriui nesibuvusi? Žodžiu taip, savaitę budėsi lavoniniai. Po savaitės lavoniniai laikysi anatomijos egzaminą ir dar kartu su manimi toj pačioj lavoniniai turėsi suvalgyti bandelę su žaliu faršu ir išgerti visą didelį šviežią stručio kiaušinį.